Taigi, jei paspausiu šį mygtuką, jis turėtų įsikrauti. Jis iš tikrųjų krauna 8 voltais. Na, pirmin. Tai nuostabu. Ar kada nors susimastei, ar įmanoma sukonstruoti elektrinį dviratį be jokios elektronikos? Dabar, ką turiu omenyje sakydamas be elektronikos, tai pagal apibrėžimą, kurį pateikia Google. Elektronika yra fizikos ir technologijų šaka susijusi su grandinių, naudojančių tranzistorius ir mikroschemas, projektavimu. Vis dar turime naudoti keletą laidų ir bateriją, bet noriu, kad visa kita būtų mechaninė. Dauguma šiuolaikinių elektrinių dviračių naudoja bešepetelinius nuolatinės srovės variklius, nes jie yra nepaprastai galingi ir efektyvūs pagal savo dydį. Tačiau jiems taip pat reikia elektroninio greičio valdiklio, kad juos maitintų. Taigi negalite tiesiog prijungti akumuliatoriaus ir važiuoti, bet kas būtų, jei galėtumėte? Šį vaizdą įrašą remia Kivikau, apie juos daugiau vėliau. Tai yra nendrinių jungiklio variklis, kuris savo pavadinimą gavo nuo šios mažos žalios kapsulės šone, vadinamos nendriniu jungikliu. Kai prie jungiklio priartinamas magnetas, jis užsidaro ir leidžia tekėti sroviai. Taigi šios sritys veikia kaip elektromagnetai, o kai nuolatiniai magnetai praeina pro nendrinį jungiklį, į rytes tiekiama srovė, magnetai pagreitėja į dešinę ir dabar suka variklį. Anksčiau buvau sumontavęs nendrinio jungiklio variklį mažame žaislinėme automobilyje. Ir jis veikia tikrai gerai, nes sunaudoja labai mažai energijos ir netgi galėjo pats pasikrauti, jei šiek tiek pastumdavai. Taigi padarykime tai didesniu mastu ir pritvirtinkime prie dviračio. Ši didesnė versija turi keletą nedidelių skirtumų, bet iš esmės veikia taip pat. Tačiau kadangi standartinis nendrinis jungiklis negali atlaikyti daugiau nei maždaug pusės amperos, man teko pasigaminti savo didesnį rido jungiklį. Tai labai paprasta, tik 2 metalinės juostelės atskirtos mažų tarpų, kaip ir mažasis nendrinis jungiklis. Ir kai magnetas praeina pro šalį, viena iš juostelių pritraukiama prie kitos ir jungia maitinimą ritėms. Šis variklis turi labai mažai galios, daugiausia todėl, kad kiekviename rotoriuje yra tik 6 magnetai, vadinasi ritės gali stumti ratą tik 6 kartus per vieną apsisukimą. Tačiau, jei padidinsime magnetų skaičių, turėtume sugebėti padidinti išėjimo galią. Todėl aš sukūriau šį variklį su 16 magnetų ir kintančiomis magnetinių polių kryptimis, ir jis turi gerokai daugiau sukimo momento. Tačiau nendrinį jungiklį teko modifikuoti, nes kintantis magnetai išderina suveikimo laiką. Todėl aš pritvirtinau mažą magnetą prie lanksčios juostelės, kad jis būtų traukiamas tik tų magnetų, kurių priešingas polius nukreiptas į išorę. Taip pat atrodo, kad kyla elektros jungčių problemų, nes dėl kibirkščiavimo nikelio juostelės laikui bėgant prastėja. Todėl bandžiau naudoti anglies kontaktą, kuris paprastai randamas šepeteliniuose elektros varikliuose, tačiau jis paliko anglies dulkių ant juostelės, dėl ko nepavyko užtikrinti gero kontakto. Galiausiai radau šios mažus jungiklius, kurie atrodo yra skirti 15 amperų, ir iš jų išėmiau kontaktus, kurie kol kas veikia daug geriau. Pradėkime statyti elektrinį dviratį. Dviratis, kurį naudosiu, turi paprastą vamzdinį rėmą, todėl jį lengva projektuoti. Trimačio modelio kūrimas OnShape programoje, kuri yra debesų pagrindų veikianti CAD programa ir leidžia man suprojektuoti vientisą variklio laikiklį šiam elektriniam dviračiui. Jei norite patys kurti tokius projektus, labai rekomenduoju išbandyti OnShape. Tada galiu eksportuoti dizainą ir pradėti trimačio spausdinimo procesą, kurį nusprendžiau atlikti su Formlabs Form 4 ir Form 4L spausdintuvais. Kadangi galimybė gaminti didelės, tvirtas ir labai tikslias detalės yra ideali šiam projektui. Tai yra variklio laikiklis ir variklio šerdis, kurie tiesioginė prasme laikys visą sistemą kartu. Nuostabu, kad galima pagaminti tai kaip vieną detalę. Tada galiu įspausti guolius į detalę ir patikrinti, ar mano konstrukcija tinka dviračio rėmui. Ir dabar turime tvirtą laikiklį, prie kurio galime pritvirtinti visus komponentus. Pirmieji iš jų yra ritės, kurias atspausdinau trimačiu spausdintuvu, naudodamas skaidrią dervą, todėl ritės turėtų būti matomos iš variklio išorės. Kiekvienoje ritėje yra po 300 vyniojimų, jos yra lituojamos po 2 nuosekliai ir galiausiai bus 8 lygiagrečiai, iš viso 16 ričių ir 4800 vyniojimų vielos. Mano nuomonė, tai atrodo puikiai ir galbūt šiek tiek juokingai ant dviračio. Kitas žingsnis – pagaminti rotorius, kurie laikys magnetus, ir galite pastebėti, kad šiame rotoriuje yra gerokai daugiau magnetų lizdų nei prototipo variklyje. Ir taip yra todėl, kad neseniai susidūriau su vadinamąja Hallback masyvu, jei pažvelgsite į prototipo variklį iš šono. Tarp 2 magnetų yra ritė, ir mes norime, kad magnetinis laukas tarp šių 2 magnetų būtų kuo stipresnis. Taigi, kai į Wright tiekiama energija, mes maksimaliai padidiname išėjimo sukimo momentą. Todėl jei paimsime rotoriaus pakaitinius magnetus ir tarp jų įdėsime mažesnius magnetus, šioje statmenoje padėtyje mes iš tikrųjų galime nukreipti dalį magnetinio lauko į vieną pusę, sukurdami stipresnę ir silpnesnę pusę.
Ir tai vadinama Halbacho masyvu. Taigi, jei tai padarysime taip, kad stipresnės pusės būtų nukreiptos į vidų link ryčių, turėtume sugebėti padidinti sukimo momentą. Ir aš iš tikrųjų sukūriau dar vieną prototipinį variklį, kad ir bandyčiau šią teoriją. Ir akivaizdu, kad jis turi gerokai daugiau galios. Man neteko pritvirtinti nendrinį jungiklį arčiau rotoriaus, nes magnetinis laukas už variklio ribų yra gerokai silpnesnis. Taigi, ši galutinė konstrukcija turi 20 pagrindinių magnetų ir 20 mažesnių magnetų, kurie sudaro Halbacho masyvą, iš viso 80 magnetų, su 2 rotoriais. Ir juos galime pritvirtinti prie velino ir pavaros skrėmulio, prieš prijungiant prie variklio, o tada galime pritvirtinti rotorius abiejose dviračio pusėse, kad apgaubtume rites. Dabar galime pritvirtinti nendrinį jungiklį prie variklio ir jis paruoštas bandymui. Taigi, viską sujungus, turėčiau galėti valdyti variklio greitį šiuo jungikliu. Despite running well below the 15 amps of these switch contacts are... Net kai kas nors nepavyksta, visada kažko išmokstu. Todėl džiaugiuosi galėdamas papasakoti jums apie Kiviko, nes jų misija – įkvėpti vaikus kurti naujoves. Jau kurį laiką esu Kiviko gerbėjas, o jų rinkiniai visada žavi. Juos konstruoti labai įdomu. Šio rinkinio kokybė ir apgalvotumas daro jį tobulą dovaną bet kuriam vaikui. Turiu omenyje, tai tiesioginė prasme yra aerorogės, kurią galite pasigaminti namuose be jokių įrankių. Yra daug kitų panašių rinkinių vaikams visų amžių. Su jų Kiviko Clubs, kurie siūlo daugybę įdomių praktinio mokymosi nuotykių, iš kurių galima rinktis 5 skirtingus klubus. Jūs tyrinėsite temas nuo kultūros ir geografijos iki technologijų, meno ir dar daugiau. O jei norite pritaikyti savo mokslo, žinių ir inžinerijos įgūdžius projekte, tuomet yra ir Kiviko Labs, kuriuose rasite tokius projektus kaip šis nuotoliniu būdu valdomas pristatymo robotas ir daugybė kitų. Aš tikrai tikiu, kad Kiviko yra nuostabi dovana šiam švenčių sezonui. Ir tai dovana, kuri džiugina vėl ir vėl kiekvieną mėnesį. Taigi, jei užsiregistruosite naudodami kodą Tom Stanton, galite gauti 50% nuolaidą savo pirmąjį klubo dėžutėj arba apsilankę kiviko.com. Pasvirasis brūkšnys Tom Stanton. Taigi būtinai patikrinkite nuorodą vaizdo įrašo aprašyme. Nors per šiuos jungiklio kontaktus teka gerokai mažesnė nei 15 amperų srovė, kuria jie yra skirti, jie gana greitai perdega arba kartais net susilydo, užblokuodami variklį. Tačiau turiu dar vieną paskutinę idėją, kaip tai priversti veikti, o galimas sprendimas yra Wolframas. Wolframas turi aukščiausią lydimosi temperatūrą iš visų metalų – apie 3400 laipsnių Celsijaus. Tai yra maždaug 1000 laipsnių daugiau nei plienas. Taigi užsisakiau Wolframo suvirinimo strypelių, tikėdamasis pagaminti patvaresnius nendrinio jungiklio kontaktus. Tačiau greitai susidūriau su pirmąja problema. Pasirodo, Wolframo prilituoti nepavyksta, bent jau su mano turimais litavimo lydmetalais ir prie temperatūrų, kurias pasiekia mano lituoklis. Mano sprendimas – naudoti lydmetalį kaip mechaninį sujungimą su Wolframu, beveik kaip užspaudžiant laidą. Todėl į Wolframo strypą įpjoviau kelias įpjovas, kad lydmetalis turėtų už ko užsikabinti. Tada vyniau nikelio juostelę aplink Wolframą ir užpildžiau ją lydmetaliu. Taigi, kai Wolframas įstumiamas į išlydyto lydmetalio vamzdelį ir atvėsinamas, jie abu susijungia. Tikėdamasis gero elektrinio kontakto, šis Wolframo nendrinis jungiklis tikriausiai yra mano paskutinė viltis užvesti šį dviratį. Taigi, viskas sujungus, ar jis atlaikys kibirkščiavimą? Plastic, aside from a few bolts and the coils, which means it has very little resistance. Nuoširdžiai negaliu apsakyti, kaip džiaugiuosi, kad tai veikia. Ne tik Wolframas nesusidėvėjo po nemažo veikimo laiko, bet ir kibirkščiavimas atrodo sumažėjo. Tada aš atspausdinau 3D spausdintuvu didelį skrėmulį, kuris bus naudojamas galiniam ratui sukti. Ir šį skrėmulį galima pritvirtinti prie rato su išpjova, kuri užsideda ant originalaus dviračio žvaigždutės, o vietoje jis laikosi su keliais varžtais. Taigi, pritvirtinus pavaros diržą ir tinkamai jį įtempus, dviratis beveik baigtas. Aš tik noriu pridėti dar vieną dalyką, kad užbaigčiau mechaninio dviračio estetiką. Analoginis voltmetras, kad matyčiau, kiek liko baterijos, kuris puikiai telpa vairų centre. Taip pat pritvirtinau 2 jungiklius ant vairų ir šiek tiek netvarkingą laidyną. Tai turėtų leisti vienu jungikliu valdyti variklio maitinimą, o kitu, tikiuosi, regeneraciniu būdu įkrauti bateriją. Arba, šiuo atveju, mažą superkondensatorių paketą. Jaučiu, kad turiu paaiškinti šios sistemos paskirtį. Įprasti elektros varikliai turi geležinius šerdžius, kurie stipriai sustiprina ryčių elektromagnetinio lauko stiprumą. Tačiau tai taip pat sukelia pasipriešinimą, kai variklis nėra maitinamas, nes magnetus traukia šerdis. Tuo tarpu šis variklis beveik visas pagamintas iš plastiko, išskyrus kelis varžtus ir rites, todėl jis turi labai mažą pasipriešinimą, kai sukasi be maitinimo.
Taigi, idėja yra tokia, kad jis važiuos kaip įprastas dviratis su nedideliu pasipriešinimu nuo diržo, kuris nėra didelis. O kai važiuosi nuo kalno arba norėsiu sulėtinti greitį, galiu naudoti variklį kaip generatorių, kad įkraučiau šios kondensatorius. O kai jie bus įkrauti, tikiuosi, kad to pakaks, kad gaučiau nedidelį galios padidėjimą, kai to prireiks. Pažiūrėkime, ar tai veikia. Taigi esu čia gražų šaltą gruodžio rytą Didžiojoje Britanijoje. Kondensatoriai visiškai išsikrovė, kaip matote iš voltmetro rodmenų. Ir jei pajudinsiu vairą, galime sukurti tariamą įkrovą, bet akivaizdu, kad tai nėra tikra įkrova. Taigi, važiuokime dviračių trumpam pasivažinėti. Yeah, so we drained about 5 volts getting up to speed. O, atrodo, kad krauname kondensatorius. Nors dar nespaudžiau regeneracijos jungiklio, kas yra šiek tiek keista. Ir atrodo, kad pedalams beveik nėra pasipriešinimo, kas manau yra gerai, nes taip lengvai kraunasi. Nendriniai jungikliai šiek tiek triukšmingi. Jų garsas turbūt panašus į garsų laisvos eigos stebulės garsą. Bet šiek tiek blogiau, nes jie nuolat skleidžia tą triukšmą. Dabar leidžiuosi nuo kalno ir paspausiu regeneracijos mygtuką. Resistance when riding unpowered. Ir atrodo, kad dabar kraunasi šiek tiek greičiau. Mes beveik pasiekėme. Taip, mes turime 10 voltų. Oho, manau, šie kondensatoriai yra skirti maždaug 18 voltų. Taigi, šiuo metu esame visiškai saugus. Gerai, dabar privažiuoju prie lygios vietos ir sustabdysiu dviratį. Turime apie 12,5-13 voltų. Tad pažiūrėkime, ar galime panaudoti šią energiją, kad vėl įsibėgėtume. Because the motor is essentially... Ji mane varo, tik nelabai stipriai. Taip, taigi sunaudojame apie 5 voltus, kad įsibėgėtume ir dabar ji daugiau nebeišsikrauna. Nes tai yra didžiausias variklio apsisukimų skaičius prie šios įtampos. Charge my phone. And whilst riding, the charger doesn't work. Taigi vėl turime 11 voltų. Ir dabar paspausiu akceleratorių, kad pažiūrėčiau, ar galime įveikti šį kalną. The energy can slowly discharge into my... Taip, jam tikrai neužtenka galios įveikti jokio kalno. Jaučiu, kad šis dviratis atitinka 2 iš 3 mano pradinių norų. Jis rekuperacijos būdu įkrauna akumuliatorių ir važiuojant be galios beveik nejaučiamas pasipriešinimas. Jam tiesiog trūksta galios, kad būtų tinkamas elektrinio dviračio pasirinkimas. O visiškai mechaninis veikimas nėra toks geras, kaip tikėjausi. Nes VID jungiklių metalinės juosteles tenka nuolat reguliuoti. Jungiklius nuolat reikia reguliuoti, nes jei važiuoja per greitai, jie pradeda vibruoti rezonansiniu dažniu. Taigi galiausiai jie būna arba per toli nuo volframinio kontakto, arba per arti, o tai sukelia stiprų kibirkščiavimą. O kaip būtų, jei paimtume dviračio rekuperacinio stabdymo dalį ir panaudotume ją kažkam kitam įkrauti? Kadangi variklis iš esmės yra sujungtas taip pat kaip ir mano rankinis generatorius, jis sukdamasis generuoja kintamąją srovę. Taigi, jei panaudosime 4 diodų tilteliui sukurti, turėtume galėti įkrauti kondensatorius dar greičiau. Tada galime prijungti kondensatorius prie USB įtampos reguliatoriaus, kad panaudotume sukauptą energiją. Pavyzdžiui, įkrauti mano telefoną. Ir važiuojant įkrovimas neveikia, kai kondensatorių įtampa yra mažesnė nei 8 voltai. Tačiau trumpai paspaudus rekuperacijos mygtuką galime greitai pakelti įtampą, o tada energija lėtai išsikraus į mano telefoną. Per 6 km arba 3,7 mylias, kurios nuvažiavau, nusileidau apie 55 metrus ir pavyko įkrauti telefoną beveik 10%, kas atsižvelgiant į aplinkybės nėra blogai. Naudojau jį tik važiuodamas nuo kalno arba kai reikėjo stabdyti, o vienas kalnas, nuo kurio leidžiausi, buvo toks ilgas, kad bijojau perkrauti kondensatorius, todėl paleidau jungiklį. Dabar žinau, kad yra produktų, kuriuos galima nusipirkti ir kurie naudoja mažą generatorių dviračio šviesai maitinti, bet jie įjungus sukelia ratui nuolatinį pasipriešinimą. Tačiau ši sistema gali būti naudojama greitai įkrauti kondensatorius, stabdant arba leidžiantis nuo kalno, o tada ši sistema po truputį kraus. Mano telefoną, dviračio žibintą ar iš esmės bet ką, ko noriu. Iš esmės tai yra nemokama energija. Nes jei neturėčiau šios sistemos, visa energija tiesiog virstų šiluma ir dėvėtų mano stabdžių kaladėlės. Labai ačiū, kad žiūrėjote.